Sveiki visi, su jumis GoForWake. Jau labai kažkaip senai nebuvo jokio video revyvo, tai ką atėjo laikas apžiūrėti iš karto tai tokį milžiną, štai tokį grožį EVIC VT. Tai kągi, šiandien pas mane jis ant stalo, šiandien mes jį apžiūrėsime, video bus nelabai ilgas, kadangi iš karto reikės apžiūrėti ir kaitiklį, ir patį boksą. Tai ką, tada iš karto einam prie padaro. Ok, tai tada iš karto pažiūrim, kas pas mus čia rašosi dėžutėj, kas iš šono, kas ko gero. Iš vieno šono EVIC VT, iš kito šono joytech.com, saitas, čia kažką rašosi lietuvių kalba. Štai galite paskaityti susidydami šitą video. Čia vėl joytechas, iš apačios kokios yra įmanomos spalvos, baltas, juodas, arba kaip dabar pas mane yra, oranžinis. Iš galo čia kas eina į komplektaciją. Čia spalva pažymėta, bet pas mane šiuo metu ne Cool Black, o Racing Yellow. Čia biški kažkaip arba man davė ne tą dėžutę, kurią reikėjo, arba kažkas sumaišė čia pažymėdami šitą spalvą, bet čia ne prie ko. Tai ką tada iš karto atidarykime mūsų dėžę ir pažiūrėkime, koks grožis guli ten viduj. Iškart pasižiūrėjus dėžutę, kažkaip matome tokį nelabai gražų komplektuką, toks nelabai turtingas, ta prasme, ne kaina, tiek kiek jis kainuoja, nelabai atspindi, žinokit. Bet kai tik mes darome štai taip dėžę, matome kažkas tobulo. Čia yra pats box modas, apačio ten guli dar kaitiklis, Ego One. Tai kągi tada dabar pažiūrėkime, kas čia iš jūsų yra toje dėžutėje. Iš karto matome Joytecho box modą EVIC VT, tai vadinasi, štai ekranas, apie viską mes pakalbėsim biškį vėliau, štai taip biškį pakeitė ratuką, čia yra tas pats, kas būna plius minus čia ant ekranų dažniausiai, ten ant visokiausių modų, tai čia štai tokį ratuką, apie jį mes irgi vėliau pakalbėsime, štai taip kraunamas micro USB, toliau komplektacijai, matome tokios pačios spalvos skaitiklį, Ego One Mega, štai čia rašosi. Tikiuosi, kad jūs pamatysit. Štai kaitiklis su Airflow geru. Apie jį mes irgi pakalbėsime vėliau. Toliau dar komplektacija randasi. Štai toks gražus silikoninis dėklas. Mygtukas, vieta ekranui, vieta pakrovimui ir vieta aušinimui. Toliau komplektacijai eina štai toks micro USB laidas ir iš karto perėjimas į sieną. Čia galima apkrauti arba nuo kompiuterio, arba įkišdami į rozetę ir normaliai kraustyti nuo sienos. Ir galų gale komplektacija eina mūsų instrukcija, yra kelios kalbos, arba rusiška, dar prancūzų ir anglų kalbomis. Tai kad galėsit pasiskaityti, jeigu kažkas turi tokį boksą. Aš nelabai čia noriu įgilintis. Štai toks. Tai kągi dabar apžiūrėkime tiesiai mūsų aparatus. Tai yra Ego One ir mūsų box modą. Nature trooper about a male subject that's repeatedly been driving by his residence. I think it's tied into a new girlfriend. Spend the night and I will make it worth your while. Build a life. Kągi tada pažiūrėkime į patį mūsų rinkinuką. Ši baterija turi 5000 mAh talpos bateriją, kuri laiko iš tiesų labai ilgai. Čia yra labai daug funkcijų, tada gal iš karto apsiveikime, kaip čia kas atrodo. Štai, čia buvau dabar užsidėjęs savo silikoninį dėklą. Tai kągi, iš tos pusės mes matome tik mygtuką, fire button. Čia iš apačios aušinimas yra, kad maža ką jeigu baterija bus labai karšta, kad išeitų oras. Iš tos pusės nieko nėra, tik Joytech, čia tuščia. Čia yra micro USB įkrovimo laidas. Iš viršaus pas mus matome 4 varžtai, kurie prilaiko mūsų viršutinę dalį. Vienas mygtukas, kuris sukiliojasi į šonus, jis nesispaudžia, tik tai sukiliojasi štai tokiu būdu į šonus. Nežinau kaip parodyti, štai taip. Toliau mūsų ant viršaus yra mūsų Ego One Mega kaitiklis, kuris pritaikytas pagal spalvą. Dar yra, kad būna juodi su raudonu ir balti su mėlynu. Mane šiuo metu oranžinis su juodu, kaip matote. Iš viršaus yra štai toks pinas, kuris prisitaiko prie jūsų kaitiklio. Tas pats ir čia yra. Štai pavyzdžiui, čia matome piną iš mūsų kaitiklio. Ta prasme, jis prisitaiko pats. Jis nėra mechaninis, kuris stovi vietoj, o šokinėja. Tai kągi, manau, viską apžiūrėjome
kaip čia viskas atrodo iš visų šonų, o dabar atėjo laikas pačiai informacijai, kas sugeba, kiek omų, kiek vatų ir taip toliau. Tai ką, prieikime prie pat šito. Pasaulyje užvaldė tokia mada kaip temperatūros kontroliavimas. Šis modas šitą dalyką turi ir labai gerai palaiko. Šita modė yra 60 vatų. Kaip matote, štai čia yra mūsų visas ekranas. Ant ekrano matome temperatūros kontrolę. Dabar yra 500 Fahrenheito, temperatūra nikelis. Toliau rodo mūsų vatus, kiek ohmų ir kiek mes kartu įtraukiame bateriją arba laiką. Darbo laiką, ne tik dabar valandą, bet darbo laiką. Šitais mes galime, aišku, pakeisti. Čia keičiasi nesunkiai, spaudžiame 3 kartus. Kaip matome, pradėjo mirksėti. Toliau reikia vieną kartą į dešinę ir mes tada galime pakeisti temperatūros titaną. Toliau galime pakeisti į mūsų vatus ir toliau galime pakeisti į nikelį. Čia yra 3 funkcijos. Leisti į apačią galima taip pat paspaudus 3 kartus mūsų mygtuką ir pasukus į kairę pusę. Kaip matome, dabar perėjome ant power, toliau ant kiek ohmų ir dabar, aišku, galime pakeisti arba puffs, arba time, arba bateriją. Dažniausiai aš laikau ant baterijos, kas labai gerai, baterija laiko iš tiesų gan nemažą laiką ir yra labai ištverminga. Šis modas komplektacijai taip pat turi 2 kaitinimo galvutės, vieną nikelio, vieną titano. Šiuo metu aš jau esu titano surūkęs, nikelio dar turiu. Štai nikelio galvutė. Ją galima įsigyti, bet kaip parduotuvėje elektroninių cigarečių. Štai mėlyna, o raudona būna su titanu. Tai kągi, galima taip pat įgarinti su vatais, su štai čia. Čia skirta tam, pavyzdžiui, jeigu pas jūs yra kantalis arba dar kokia kita vėla, kadangi šis modas nelabai palaiko temperatūros kontroliavimo su kantaliu, tik tai su titanu ir su nikeliu. Pavyzdžiui, kitus skaitiklius, pavyzdžiui, kaip Atlantė arba dar kažką, geriausia rūkyti su vatais, nes temperatūros tiesiog nepalaiko. Bet žinokit, temperatūra yra labai geras dalykas. Aš anksčiau nelabai supratau, kas tai yra, bet dabar tai yra tikrai awesome, kadangi matote, pavyzdžiui, pas būna labai mažai skysčio ir jį taip pat galima sutaupyti su jo pinigus, kadangi dažniausiai jūs keičiate kaitinimo elementą dėl to, kad jis perdega, nuo to, kad jau ten nėra skysčio. O čia skysčio bus iki pat galo, kol vata pilnai neišdžius. Tikrai temp kontrolas labai gerai veikia. Čia yra, štai čia matome, galima sureguliuoti dabar, kaip tik vatus, parodys, kaip tai darosi. Štai taip. Dabar, kai mes esame ant vatų, galima paspausti dešinę ir štai galima daryti iki 60 vatų. Štai 60 vatų. Toliau jau įeiti niekur negalima, atgal taip pat galima. Pasukant į kairę. Į dešinę čia yra kaip pliusas, į kairę yra čia kaip minusas. Kas man dar labai patinka šitam box mode, kad jis išlaiko labai mažą varžą, ta prasme, ant 0,15 ohmų. Kas yra labai gerai, kad reiškia galima štai šitą aparatą garinti tiek su RDA, tiek su kaitikliais. Pavyzdžiui, dabar ant subtanko kaip tik yra temperatūros kontrolo su nikeliu koilas. Jį galima statyti kaip tik 0,15 ohmų ir galima garinti labai gerai. Ir dėl žmonės labai gerai apie jį sako, nėra iki minusų. Gerai, tad dabar pasikalbėkime, manau, apie mūsų kaitiklį. Kągi, pas mūsų kaitiklis yra irgi gan neblogas, pavadinimas Ego One Mega. Susideda iš kelių dalių, tai yra drip tipas, mūsų pati bazė, kuri atsisuka štai tokiu būdu, ir mūsų koilas. Čia yra metalas, tad jeigu jūsų kaitiklis kartais krįsta ant žemės, nesudūžtų, kas yra labai gerai. Taip pat čia yra nikelio koilas. Štai, taip pat apie feelingą. Dabar dažnai pasakė, kad reikia, pavyzdžiui, pildyti iš viršaus, iš čia atsukam ir pro tokią skylutę reikia pildyti. Pavyzdžiui, kaip Zefyrą arba ten dar, pavyzdžiui, Lemo 2.
o čia feelingas yra pro apačią. Keitiklis yra 4 ml talpos, taip pat čia yra temperatūros kontroliavimo koilas. Keitiklis iš tiesų gan neblogas, garų kiekis nemažas, aš irgi jums parodysiu, kaip čia viskas atrodo biškį vėliau. Štai, labai gražu sakyčiau. Taip pat kaip visose keitiklėse jau yra temperatūros kontroliavimas. Štai čia atsidaro ir užsidaro. Iš apačios nieko gero. Pinas nešokinėjantis. Maža ką gali nepasiekti jūsų kokio nors ten kito box modo arba kokio modo. Štai. Taip pat dar paminėti, kad čia tinka tiek nikelio, tiek titano galvos. Jas galima įsigyti taip pat parduotuvėje. Jo, dabar dėkui visiems už peržiūrą, tikiuosi jums patiko. Kągi šį patį komplektuką aš jau esu išbandęs apie savaitę ir esu tik štai tokios nuomonės apie jį. Tikiuosi jums irgi šis video patiko, tik dabar siūlau jums tikrai palaikinti ir subscribinti mano video kanalą. Taip pat parašyti komentaruose, ko trūksta, ko jūs dar norėtumėte pamatyti šiame mano kanale, kaip turiu dar patobulėti, man tai labai tikrai padės. Tai kągi, ačiū visiems už peržiūrą, iki susitikimo.